Sveiki, šiandieną norėčiau pakalbėti apie tai, kaip sužinoti, ar organizacija, prie kurios jūs norite prisijungti, yra jums tinkama. Greičiausiai, jei esate naujo darbo paieškose, atsiverčia dažnai CV portalo puslapius, kuriuose peržvelgite darbo skelbimus. Kas turi juose atsispindėti, kad nesuklystumėte kandidatuodami? Pirmiausia, atkreipkite dėmesį į darbo pobūdžio aprašymą. Kitaip tariant, funkcijas, kurios turėsite atlikti, jei darbą gausite. Kiek jų yra? Ar jos yra išdėstytos struktūruotai ir aiškiai, ar tai tikrai nėra kelių žmonių darbas? Ar nėra gramatikos klaidų? Kokią dalį minėtos funkcijos užima bendrame darbo skelbime? Na, o reikalavimų skiltyje įsivertinkite, kiek punktų atitinkate. Jei yra reikalavimai mokėti konkrečias kalbas arba programas, būkite tikri, kad tai nėra šiaip reikalavimai. Ir atrankos metu šie dalykai gali būti patikrinti atrankų arba personalo specialistų. Jei manote, jog dalies reikalavimų neatitinkate, ieškokite tokio darbo skelbimo, kuriame būtų akcentuojama, jog organizacija yra pasirengusi jūs apmokyti vieno ar kito įgūdžio arba tie įgūdžiai būtų laikomi privalumu, o ne reikalavimu. Jei skiltyje įmonė siūlo arba mes jums siūlome, matote visas socialinės garantijas, laiku mokamą atlyginimą, visas darbui reikalingas priemones ir draugišką komandą, gerai apsvarstykite, ar norėtumėte ten dirbti. Visos išvardintos naudos yra privalomas išskyrus draugišką komandą, kurią būtų gera turėti. Bet jūs to patikrinti negalite, kol nedirbate, tad nepriimčiau to kaip fakto. Ką reiškia mano išvardinti punktai? Tai reiškia, kad organizacija neturi ką pasiūlyti darbuotojui arba tiksliau neturi darbdavio vertės pasiūlymo. Kas yra tas darbdavio vertės pasiūlymas? Sveika organizacija, kuriai rūpėtų darbuotojas, šioje skiltyje parašytų, jog prisijungę prie komandos, jūs gausite, pavyzdžiui, karjeros galimybės, mokymus arba mentorystės programą, papildomą sveikatos ar kitokį draudimą, galbūt pensijų kaupimą, lanksčias darbo valandas arba hibridinį darbo modelį, taip pat darbostogos, o gal ir papildomą laisvą dieną, nemokamą parkingą, narystę sporto klubuose, darbo ir asmeninio gyvenimo balanso, galbūt trumpesnę darbo savaitę ir panašiai. Į tokius skelbimus ir naudas tikrai būtų verta atkreipti dėmesį, nes ką tai reiškia? Tai reiškia, kad čia yra didesnė tikimybė, jog būsite įvertintas kaip darbuotojas. Kalbant apie darbo užmokestį, kurį privaloma nurodyti visuose darbo skelbimuose, atkreipkite dėmesį, ar yra parašyta, jog pastarasis priklauso nuo jūsų turimų kompetencijų ar patirties, o gal nuo sugeneruotų rezultatų. Gal yra nurodyta galimybė, jog po sėkmingai įveikto bandomojo laikotarpio jis jums bus pakeltas. Paprastai kandidatai žino, kiek nori uždirbti už savo atliekamą darbą ar ne. Tačiau jeigu dvejojate, ar nurodytas darbo užmokestis atitinka darbo rinkos vidurkį, kviečiu tame pačiame portale arba keliuose skirtingose portaluose palyginti tos pačios pareigybės su panašiais reikalavimais ir aišku, tame pačiame mieste darbo skelbimuose nurodydamos atlygio rėžius. Dar kaip papildomą kanalą galite darbo užmokesčio patikrai panaudoti puslapį www.manoalga.lt, tačiau nesivadovaukite juo aklai. Kol dar nepaspaudėte mygtuko siųsti savo CV ar kandidatuoti, kviečiu, jei darbo skelbime nurodytas organizacijos pavadinimas, užsukti į www.rekvizitai.lt puslapį. Kuo daugiau informacijos turėsite apie organizaciją, tuo jūsų pasirinkimas bus teisingesnis ir tvirtesnis. Skiltyje įmonė labai būtų svarbu atkreipti dėmesį į tai, kiek metų organizacija jau yra rinkoje. Tai dažnu atveju rodo jo stabilumą, patikimumą ir saugumą darbuotojui, nors išimčių visada gali būti. Kitas nemažiau svarbus dalykas yra patikrinti organizacijos internetinę svetainę, socialinius tinklus, LinkedIn paskyrą, kurioje galite matyti, kokį turinį šita organizacija kelia. Ar
apie ką jis yra. Ar dalinasi kasdieniais džiaugsmais, galbūt pasigiria tam tikrais rezultatais, gal galite matyti, jog tai yra organizacija socialiai atsakinga, kuri remia gyvūnų globos namus, galbūt savanoriauja, mentoriauja, galbūt rengia įvairius teambuildingus ar ne, galite matyti, ką siūlo savo darbuotojams. Šie niuansai jums gali suteikti papildomos informacijos apie organizacijos vidinę kultūrą. Skiltyje finansai galite matyti, ar organizacija dirba pelningai. Svarbu įvertinti faktorius apie organizacijos veiklą. Jei įmonė yra susijusi su sezoniškumu arba darbuojasi žemės ūkio sektoriuje, tai kartais dėl nutinkančių force majeure dalykų galimai gali atrodyti, jog ne visi metai pelningi. Tai reikia atkreipti dėmesį tokiu atveju, ar tai yra galbūt užsienio kapitalo organizacija, kuri yra dukterinė, ir tokiu atveju galima teikti, kad jie gaus finansavimą iš užsienyje esančios motininės organizacijos. Tai galbūt dėl šitų finansinių rodiklių labai pergyventi nevertėtų, bet dėmesį atkreipti būtina ir stebėti taip pat būtina. Na, o jeigu matote, jog tai yra nedidelė organizacija, kuri kasmet traukiasi, jos pelnas mažėja, tai įvertinkite taip pat visas galimas rizikas. Na, o skiltyje darbuotojus galite matyti darbuotojų kaitos dinamiką. Kreivė rodo, kiek darbuotojų buvo priimta, kiek atleista. Jei kreivėje yra labai šokinėjanti arba yra didelis atotrūkis tarp to, kas buvo ir yra, tai gali liudyti apie organizacijos nestabilumą, prastą mikroklimatą ir panašiai. Jei matote, kad pavyzdžiui buvo atleista 20 ar net 100 darbuotojų, tai gali indikuoti apie organizacijos struktūrinius pokyčius ir taip pat apie finansinius sunkumus. Skiltyje skolos galite matyti, ar organizacija neturi skolų sodrai. Jeigu taip yra, tai yra tikrai rizika, jo gali vėluoti jūsų darbo užmokestis. Jei skolos suma didelė, tai greičiausiai organizacija yra prie bankroto ribos, tad labai gerai pasverkite, ar norėtumėt rizikuoti. Na ir skiltis atsiliepimai. Čia galite matyti tiek darbuotojai, kurie dirba arba dirbo atsiliepimus, tiek galbūt klientų ar partnerių išsakytas mintis. Paprastai, jei organizacija yra labai didelė, tai tikėtina, kad tokių atsiliepimų bus nemažai ir galbūt ne visi jie bus teigiami. Žinot, didelėse organizacijose tikrai nebūsi visiems geras ir visiems neįtiksim, bet perskaitykite juos ir pažiūrėkite, jei kartojasi tie patys punktai, vadinasi, iš esmės teisybė šituos atsiliepimuose tikrai yra. Taip pat kviesčiau įvesti į Google paieškos laukelį įmonės pavadinimą ir pasižiūrėti, kokią informaciją galite rasti tenai. Na, o idealiausias variantas iš tiesų daugiau apie organizaciją būtų sužinoti iš ten dirbančių pažįstamų, draugų, giminaičių, kurie galėtų rekomenduoti arba nerekomenduoti šios organizacijos kaip tinkamo darbdavio. Tai visa tai yra padaryti labai paprasta, jei darbo skelbime yra nurodytas organizacijos pavadinimas. Na, o ką daryti, jeigu jo nėra? Jei pavadinimo nėra ir negalite patikrinti visos šitos informacijos rekvizitai LT puslapyje, tai gali būti tuomet sekančios priežastys, tai galbūt pati organizacija arba neturi gero vardo rinkoje, arba darbuotojas, kurio ieško šiuo metu dirba, o galbūt to darbuotojo ieško atrankos agentūra. Tai tiesiog tektų pasikliauti likimu, pabandyti siūsti savo CV atkreipus į mano minėtas pastabas, kurios galėtų būti darbo skelbime. Na, o ir susisiekus su atrankų konsultantu, jūs tikrai sužinosite, kokia tai yra organizacija, koks pavadinimas ir galėsite tada patikrinti visą kitą mano paminėtą informaciją. Tai iš tiesų linkiu didelės sėkmės, kviečiu rinktis atsakingai ir labai tikiuosi, jog gausite jūsų svajonių darbą.